Sveiki visi Minecraft gerbėjai. Aš esu Lincoln ir čia mano draugas Ninjirusel. Sveiki visi! Taigi mes kūrėm Minecraft video, kaip išgyventi Minecraft pasaulyje. Kaip jūs matote, čia aš esu serve ir ne savo serve, kadangi neturiu galimybės jau sukurti. Taigi, kodėl aš nusprendžiau kurti video? O todėl, kad aš nusprendžiau padėti žmonėm, kurie nežino ir galbūt nesupranta, kaip išgyventi. Kur tu esi? Man lagina. Taigi, aš dar galvosiu ateityje kurti ir tai kitą video, gal ir net Feed the Beast, tai tokį žinot. Taigi, kaip ir visada, kiekvienam Minecraft serve, žaidime, jums reikia įsikirsti medžiagų statybų, namo statybų. Ir pakankamai turėti maisto, nes galite mirti iš alkio. Visiškai teisingai. Taigi, pradedam kirsti medį. Štai čia matote akacijos medis, jisai neseniai įėjo į Minecraft. 1.7.2 versija. Ir šitas medis yra, kaip brangiausias per Minecraftą, kažką tokio. Ne tai brangiausias, bet jisai gražiausias pagal mane. Ryžas. Tai va, tai aš esu neseniai susiformavęs video kūrėjas, nes esu peržiūrėjęs daug Minecraft video, jei žinot tokį. Ir aš pažiūrėjau jį, jis labai gerai, jis labai gerą pavyzdį duoda. Parodo, kaip ta prasme viską išgyventi. Aš tiesą pasakius labiau susikoncentravęs į tekitą. Tai kad jisai įdomiausias man yra. Nes Minecraft netoks įdomus, kad čia tik tai... Lincolnai. Ką? Aš nežinau, bet ateik čia. Kas buvo? Žiūrėk. What the fuck? Tai čia tas Timber modas yra. Pluginas. Na, aišku. Pirmą pasidarom darbastalį, crafting table. Jau stovi. Kur tu stovi? Van. Ne, aš tik taip čia sakau, ką reikia iš pradžių pasidaryti. Ai. Okay. Einam biškį toliau gal. Kur nors nušaliau. Nukrisk mane. Ką? Nužudyk mane. Tu kam? Aš negaliu greit bėgti. Pakentėsi. Gerai. Taigi ateina jau naktis. Kadangi, nežinau, nėra čia jokių urvų. Bus sunku, nes mes yra neturim urvas, namų. ateik čia. Ai, ne, čia ežerė. Ežerėlė. Na, iš pradžių pasistatom paprastą. Von keivas, ateik čia keivas. Nematau aš tavęs. Ateik, gara tavęs. O ir zombi, nes jūs gaus. Jeigu jūs nežinot, kaip gauti maisto arba kažką, eikit žudyti naktį mobus. Jie taip pat duoda maisto. Radai keivą? Ten kažkas jau yra, ten kažkas jau gyvena. Ateik čia. Kur tu esi? Ateik čia. Čia. Na tai va, čia jau kažkas, matom, įsikūrė buvo. Kažkas jau kasėsi. Na, mes. Taigi, pirmiem įrankiam reikia pagaliukų. Ir pagrindiniam įrankiam užtenka 9.
medinių blokų, bet kurios medžiagos. Medinis akmens, geležies, deimantų, aukso. Mes pasidarom medinį kirstuką. Su juo prisikertam akmens. Irgi prisikertam 9 akmens. Ir va. Akmeninis kirstukas. Kirvis. Kastuvas ir kardas. Čia turim akacijos seplingą, kitaip sodinuką ir einam kasinėtis. Ko čia kerti man? Taigi, komentaruose parašykit, ar man apsimoka sukurti intro ar ne. Nes aš dar galvoju, ar man jau čia iš vis apsimoka kurti ar ne. F3 galite pažiūrėti, kokiam aukštį esat, kokiam gilį esat, koordinatas. Taipogi komentaruose galite parašyti, ką jūs norit sužinoti, aš padėsiu. Rašykit, skambinkit, juokauju. Ko tu nieko nedarai? Viskas čia yra resas. Ar rimtai? Nu, aš iki kosmoso ir iki bedroko padariau. Jeigu kas nežinot komandos, kaip iki bedroko daryti, ten nesikasus resą, tai rašykit res select vert ir po to res create ir savo pavadinimą resą. Ir dar parašykit komentaruose, ar man vis dėlto kurti vienam video, ar su draugu kokiu. Ar būtinai su Ninja nukrus ar pratesti. Man jūsų nuomonė labai svarbi. Radau šachtas. Jei matot medinius iš medžio padarytus fans, va mat, čia šachtas. Čia yra geležinkelio stotis. Nestotis. Radau spawnerį, jei matot daug voratinklių, vienai vietoj tai ten bus spawneris. Čia yra cave spideris. Jie... To, šitų deglų padaryk. Ar girdi? Neturiu deglų. Mane reikia kaip nors. Okei, tuoj. Kasu į tiesiai gal... O! Atnešu deglus. Tai apdenk spawnerį, kad nesispawnintų. Visą nereikia. Eik tu savo. Man šakės. Turbūt, kad reikia visą. O gal ir... Ne, šakės, jis pasibūgino. Kas pasibūgino? Voras, voratinklyje.